Labas rytas, labas rytas. Labas rytas, Kristina. Labas rytas. Oi, kiek Instagrame daug. Sveikos mergaitės Facebook'e, labas rytas. Nu jo, pasėmiau megztą. Žinau, kad nepavyks, bet tiesiog ramiau, jaučiuosi tada, geriau jaučiuosi. Tai va, labas rytas. Oi, reikėtų, pajuokausiu, reikėtų plastinės operacijos, kad geriau atrodyčiau. Labas rytas, merginos. Danutė, sveiki. Ačiū, kad smagu matyti. Man irgi būtų jūs smagu pamatyti. Sveiki, Liolė. Jo, labas rytas. Gerai, dabar dar, juk aš pamiršau, kad aš turiu dar ir kažką kitką įsijungti. Jo, sveikutės, jo, Instagrame. Jo, skanios kavos. Tikrai visoms skanios kavos, gero laiko, tokio pasibendravimo, pasibuvimo kartu. Relaksas. Aš manau, kad šeštadieniais būna relaksas ir visai gerai, gal ar ne? Tikiuosi, kad gerai. Aš taip galvoju. Taip, Eurika, labas rytas. Dabar biškutį, va dabar, nes man geriau yra matyti kompiuteryje negu kad telefone. Sveikos visos, tikrai sveikos. Viktorija, sveiki, Viktorija, seniai matyta. Tai šis savaitgalis laisvas tikriausiai, kad pavyko prisijungti. Ar važiuojant klausotės? Tai girdit, matot, viskas yra gerai, puiku. Jo, ir girdisi, ir matosi viskas gerai, ar ne? Labas rytelis, labas rytelis. Raselė, jo, aš žinokit, nu ką, yra darbymetis, kaip sakant, ar ne? Manau, visos puikiai suprantat. Sveiki, dalyta, sveiki. Aš žinokit, tikrai manau, kad turit suprasti. Manau, kad jūs suprasit, kodėl aš neatsakau, nes žinokit, nu tikrai fiziškai yra labai sudėtinga. Jo ir parduotuvė vis tiek atvažiuoja į tą parduotuvę ir nori įsirinkti, reikia patarti. Tai va ir gaunasi toks truputį didesnis užimtumas, o žinot, nuotoliniu būdu vis tiek konsultuoti yra tikrai sunkiau negu gyvai. Tai va, ir aš neatsakiau. Raselė, žinokit, jūs darykit balso įrašus, nes tada paskui labai ilgai lauksit. Aš atsakysiu, kaip aš atsakau, mūsų mergaitė, aš tikrai atsakysiu. Mano mergaitė. Čia taip reikėjo man pasakyti. Oi, pavyzdėlis nukrito. Jo, mano mergaitė, aš atsakysiu, bet tiesiog užtrunka laiko. Bet, nu, visos supranta, visom pavyksta suprasti tikriausiai ir, manau, aš taip galvoju. Jo, tai vat ir nes kitaip neišeina, žinokit. Geriau balso įrašą, aš tada greičiau atsakysiu, o jau tas, kas nauja, tai atsiprašau, bet yra taip, kaip yra. Yra taip, kaip yra. Žinokit, netgi tiesiog žinot, kaip būna. Pavyzdžiui, būna momentėlis laisva minutė. Paskaitai klausimą, kažkas atėjo, nepasidarei, kad neperskaitai, ar ne? Viskas. Ir dabar paskui žiūriu, man sako, kodėl jūs neatsakėt? Dieve, kam? Kam? Visiems tai žinau, kad ne. Tai va čia pajuokausiu, bet žinokit, tikrai taip pat būna. Jo, ir nieko nepadarysi, nes ir šiandien ryte parašiau, sakau, aš labai atsiprašau, prasileido, bet tikiuosi ne vienam prasileido, kitoms tikrai nesakiau ir žino tas, kas nesakiau, ne? Kamera, o dabar į kurią pusę? Babos spalvas. Per Instagramą žiūrit? Rasa. Jeigu per Instagramą žiūrit, visos šitos spalvos rodo iki ten yra vienas likutis mažas. Bet visos spalvos, kurios matosi tikrai labai gerai, jo ir labai originaliai, ta prasme, labai tikroviškai, sakykim šitai. Jo, galvokit, klauskit, jeigu, ta prasme, ką aš esu pasiruošusi, neatsakysiu, nu tai nepasakysiu tiek jau to, ką čia padarysi, bet jo, jūs turit momentą paklausti dėl spalvų, kada jau jeigu reikia paderinti, žinokit, man irgi čia aš turiu pasiruošti, susinešti, jeigu kitą kartą, žinot, tai vat gaunasi truputį sunkiau, bet kitą kartą būna lengvesni tie klausimai, tai čia
priklauso nuo projekto sudėtingumo, galim taip sakyti. Taip, labas rytelis mezgėjukės, tikrai taip, Sandra sveiki, Danutė sveiki, jo. Tai va, aš tai mezginėjau, tada kol dar truputį luktersim, aš tai mezginėjau kepurę, nežinau, čia labai norėjau tampriai padaryti, nežinau, ar bus gerai ar nebus blogai. Išmatavimų negavau, tai iš akies darau. Jo, tai čia yra 3 gijos, super dželongo 1 gijo. Tai va, bet šita spalva, manau, atsiras ir ta prasme mūsų 2 gijai arba tas, kur yra 2 iš 15, mūsų standartinis super dželongas. Jo, čia tiesiog jo, jisai yra ten kelių gijų ir todėl neskersuoja. Tai va, o čia aš mezgu 1 gera, 1 bloga, tai jisai irgi neskersuoja, su juo yra viskas gerai, pabėgu akis. Jo, tai va, tai, bet jisai toks išskalbus yra toks tikrai labai porus, fainas ir matysiu, čia turi būti paprasta vyriška kepurė. Atlenkta, paprasta, tradicinė vyriška kepurė. Žodžiu, nežinau, ar reikia, bet manau, kad reikės. Kai numegsiu, reikės, žinokit. Tai va, jo, labas rytas Facebook'e visom. Taip, labas rytas, ten rūžava ar raudona spalva. Dabar buklės siūlai. Dabar galvoju, kurie? Ai, apačioj gal čia. Ne, rūžavos nėra ten buklė, sakykime, rūžavos nėra buklė, aplamai su ta buklė, su ta alpaka aš esu prisidėjusi jo ir jos yra va tos labai tikrai skanios, čia yra Lia Eko, 180 metrų 100 gramų, nudažyta, tik tai silpnai dažyta, nes pagal Peru alpakos spalvas labai mažai chemijos. Ir parinktos tik kelios spalvos. Jų spalvų nebūna daug, nes kad kuo natūralesnis pluoštas būtų. Tai va, tai čia yra, nežinau kurį, 5,60, tada eina 5,69, tada eina su juodu pagrindu 5,61. Va, matot, kaip gerai matosi, man atrodo, ar ne? Ir čia, jo. Tai va, tai būtent šitos. Ir kitą kartą jūs, tai jeigu, pavyzdžiui, stebi tą siūliuką iš arčiau, prisitraukite nuotraukytę. Dabar, aišku, pradėjom dar daryti ir labai iš arti nuotrauką. Tai, bet visiems perdaryti neįmanoma, gal su laiku. Tai va, čia yra ant juodo pagrindo, tas pats yra ir su Very Eco Brushed, kur norėjau šiandien daryti, truputį papasakoti, nes turiu klausimų. Yra tokia dar ruda tamsi, va tokia graži, jinai tokia, tokio vidutinio rudumo. Ir paskui yra tokia, sakyčiau, vanilės spalva. Va šita irgi labai faina, tokia vanilės spalva yra 5,67. Tai va čia su Lia Eko 180 metrų, jos yra ir 500 metrų, bet tą 500 aš turiu baltą, grinai baltą, kurią pilką turiu kažkokią ten. Kažkaip 500 man toks jisai plonesnis ir aš tiesiog, nesižaviu juo, nebent nebūna spalvų, sakykime, ar ne, nes galima 2 gijas sudėti. Tai va tada aš jau, tiesiog laviruoju tarp visų tų reikaliukų, sakykime, ar ne. Taip, labas rytas, mergino. Tai va, labas rytelis, sveiki, Daumantė, sveiki, Sigita. Žinokit, dabar matau tos klausimus, matau akauntus ir iš karto, kad nepamirščiau, kad tiesiog. Kitą savaitę turi atvažiuoti Night Cotonas 2 spalvos. Jeigu gerai atsimenu, Indianos papildymas. Įtariu, kad neatsiminsiu, žinokit. Vėl Lumijos papildymas, nes labai tas asortimentas. Tada dabar, kad nepamirščiau, vakar kalbėjau su Žaneta liktai. Reikėjo čarmingo, čarmingo balto liktai, ar ne, prie aulos, jeigu teisingai, nes lyg kažkaip sakėm susiskambinti. Tai tokiu atveju užsakiau, bet dar patvirtinimą negavau. Kada aš gaunu patvirtinimą, aš tada labai drąsiai jaučiuosi ir galiu sakyti klientui, va, tikrai bus. Bet likučius mačiau, likučiai dideli, nebent ten kažkas griebtų tonomis. Tai va, tai tikrai čarmingo to, ko trūko, visų pastelinių spalvų bus papildymo. Jisai yra geras tuom
Sėmiau pavyzdėlį, nes paskui vėl prasideda klausimai. Gerai, Rasa, tikiuosi nepamiršiu. Jo, ir ta prasme, geras tuom, kad jisai yra nekandantis tikrai. Jeigu gerai atsimenu, 70 ten ar 4 ar 6 procentai merino, jisai yra orinis. Ar ant virvutės, ar į virvutę, dabar negaliu pasakyti pūstas merinas, nes yra skirtumas, greičiausiai ant virvutės yra. Ir jisai priduoda labai minkštumą, purumą, tą tokį putlumą arba purumą ir šilumą. Va šitas dalykas tikrai yra. Bet pavyzdžiui, kaip kokiai kepuriai reikia kažką dadėti ten, arba kelias gijas megzti, arba 2 gijas ir moherį, kaip Monika, kad liktai turi projektą tokį sumašiusi. Tai va, bet jį galima ir prie alpakos sūrio, alpakos saulos dėti, jį galima ir prie, palaukit, prie ko mes dėdavom, jį galima prie formos dėti, prie silverio dėti, prie tokio siūlo keliant pavadinimu, prie tos pačios Volgos, kuriai buvo vakar akcija. Nu, žodžiu, jisai yra, vat ir dabar rankose jau jaučiasi, žinokit, tikrai šiluma. Tai va, tai jo bus tikrai papildymas, bet aišku, čia kol atvažiuos dar savaitėlę vis tiek, nesvarbu, kad ir didžėlas, labai skirtingai. Vieni fabrikai labai greitai siunčia, kiti fabrikai ilgiau siunčia, taip kad vis tiek turim prisitaikyti. Tai va, mergaitė, susakau, va šitas tikrai bus, nes jau ten ir žydra, ir rūžava, neatsimenu, kiek ten tų spalvų, jo, bet tikrai bus. Nusimetu, kad nesimaišytų. Dabar tada, kad neprasileistų man smėlinės rusva babos, iš arčiau smėlinė ir rusva babos. Gerai. Taip, smėlinė. Dabar aš tikiu, atsiprašau labai, čia tikriausiai labai jau sutrankiau kažką. Po vakar sniego mes dar nesam atsigavę. Nežinau kaip jūs, bet mes neatsigavę, žinokit. Tai va, nes rūžava spalva, žinokit, ta net kameroj nėra tokia. Instagrame nėra, nežinau kaip Facebook'e, pažiūrėsiu Facebook'e. Ir čia yra švelnesnė, nežinau kiek toli reikėtų pasitraukti. Nu galva dabar, žinokit, galva dabar. Jo, galva dabar. Tai va, bet jinai tokia švelni rožinė spalva, švelni pink spalva. Babos. Tai va, tikiuosi Raselę parodžiau, pamatėt, ar pakanka, luktersiu. Taip, jo, kad jeigu kartais dar kažką, jeigu reikia parodyti, nes kad, pabaigti šitą klausimą. Žalias, Dieve, žalias, Aš nežinau, Danute, o dabar jūs kur nors įmatėt, būna kitą kartą, būna, kad arba kažkas kitas praleidžia. Neatmetu tos galimybės, būna, žinokit. Arina, sveiki, tai va, tai dabar nežinau, kuris tas žalis, reikėtų pažiūrėti. Jo, tai tvarko, žodžiu, aš padedu dabar babą, mūsų gerą pavadinimą, tokį gražų ar ne, visai fainą. Tai va, ir sakykim, dabar galvoju, nuo ko pradėti. Sniego, gerai, sniegas, pabaigim su sniegu. Žinokit, vakar tai tikrai buvo, iššūkiai, netikėtumai, bet mes pripratę prie tų iššūkių. Tai va, tai, galvojau, kad tikrai neatvažiuosiu į darbą ir vyras sakė, išvis nevažiuoti, čia nėra čia ko. Bet ir šiandien pas mus, ir šiandien pas mus pasnygė, bet trupučiuko jau mažiau, vakar tai tikrai kokie, nežinau, žinokit, tikrai labai daug. Tai va, tai gaunasi, kad ir slidu, ir nenuvalyta, ir važiuojam visai kaip sudėtingai, bet viskas pavyko. Ir vakar buvo labai tokia tikrai sunki diena. Rudą parodyti. Dabar taip, rudas yra... Jisai, Rasa, ne rudas. Aš nepaklausiau dėl garso, bet tikiuosi, kad jūs viską girdit, ar ne? Nebepaklausiau dėl garso. Jo, rudas jisai yra va toks. Jisai truputį pablankėja pavyzdėlyje ir gaminyje pablankės. Ir aš tai parodysiu dar vieną variantą su baba, va,
kaip trupučiuką pasikeičia spalva, ar ne? Kitą kartą, kad ir jūs žinotumėt, kodėl, nu, vat, kad taip atsitinka iš ryčių. Ačiū labai, garsas puikus, ačiū mergaitės, kad parašot jo. Tai va, čia yra 2 gijos, jisai yra va toks ir sakiau, ar ne, kad jūs pakartosiu įveskit į paiešką Google į paveiksliukus. Aš ten kitą kartą sakau ne tiesiog kaip parašyta, jo į paveiksliukus įsiveskit prie nuorodos, kur yra parašyta spalva, Tortora, man atrodo, čia yra parašyta, M Tortoro. Ir jums išmes, atspalvius, jums bus labai, labai aiškiau tada. Jo, nes tikrai sudėtinga, žinokit, yra, vat merginos, kai ateina ir nori nupaveiksluoti, iš vis tai jau dabar supranta, kad čia yra neįmanoma. Tai va, tai tokia situacija. Ai, vakar padėjot ir grįžom autostradą, bet sniego visai autostradai, matot, pas mus, žinokit, buvo daug. Ir aplamai, aš kai važiavau į darbą, tai kelias toks buvo, man truputį reikia davažiuoti kokią 15 km, tai žinokit, buvo reikalų, nes iš vis mano pusėje, tiesiog, aišku, gal buvo pavalyta, bet esmė ta, kad grumstai sušalę, tai 40, 50, bet visi labai tvarkingai važiavo. Tai džiugu. Tai va, tai džiugu. Tai dar dabar mačiau vėl, su Kašmyru karšta, matot? Su Kašmyru man karšta. Pamačiau, neatsimenu vardą, pamačiau akauntėlį, tai parodė. Žinokit, galvojau, kad tikrai šį savaitgalį turėsiu Super Dželongo paletės, dėje. Per visus tos darbelius nepavyko jo padaryti, bet, nes ir vėlai, ir aplamai vėlai gavom, sakykim, ar ne, vat mūsų tie padaryti. Norėjau tą pirmą pradžią pasidaryti, bet aš jau tikiuosi, kad mes tikrai juos įkelsim ir reikia sudėti, reikia nupaveiksluoti jo ir mes tikrai įkelsim ir jau pradžia, kaip sako, gera pradžia pusė darbo, ar ne? Tai va, tai žinokit, užsidėsiu. Nusiimu, užsidedu. Kitas metas, kai būna karšta. Žinot, ar ne? Tikriausiai. Tikriausiai žinot, ar ne? Kai būna karšta ir turi iškart išsirengti. Būna taip? Jo, sveikos visos, tikrai sveikos. Tai va, tai dabar taip, kol nepamirštu. Liolė, žinokit, dabar negaliu atsakyti, kaip bus su šita spalva. Vakar vakare paskaičiau laišką iš italų, tai pasirodo, mano tos atstovės nebuvo, pavaduoja kita. Gal jinai nepilnai visą tą informaciją turi, bet 961, žinokit, ir 26 metų. Aš paskui nušoko būsiu tiesiog. Man prižadėjo, sakė, bus, gamina, vis aš rami. Dabar man atsako, mano Klaudijos, Cindijos nėra, man atsako Klaudija, kad žodžiu nėra. Galvoju, čia dabar žiūriu aš aišku į tą katalogą, bet aš jau turiu žiūrėti ne į 25 metų, žinokit, o į 26 metų katalogą. Žiūriu į 26 metų katalogą, taip, tos spalvos nėra. Tai va, matot, ir dabar nežinau, bet situacija ta, kad sulaukim mano tos atstovės ir pažiūrėsim, ką jinai atsakys. Jo, nes, yra taip kaip yra, nes 26 metuose tos spalvos nėra pas tą fabriką katalogį. Tai va, dabar dar net klausiau to Kašmyro ir tikrai atsakysiu, nes gavau visą pasiūlymą, kas yra Sigita, ką fabrikas turi, gavau visą pasiūlymą, tai aš nežinau, per savaitgalį nepavyks mergaitės, jau čia kaip sakant, jo. Tai va, bet duosiu žinoti pagal spalvas visą tvarkingai ir pasižiūrėsiu, kas yra. Jo, nes užsiprašiau likučių ir tada viskas bus aišku. Taip, dabar ką toliau? Aha, dar turėjau, žinokit, atsakyti turėjau Gintariai. Buvo prašę parodyti žvinelius ir, kaip suprantu, tokius žvinelius, nes buvo atsiuntusi nuotraukytę, čia kur sakiau, kad prasileido man. Tai va, ir situacija yra taip, kad, manau, kad jie labai labai panašus. Čia yra tikrai suknutei ir čia yra pavyzdėlis petitas, mūsų petitas spalva fukcija.
Tai va, mano nuomonė, aš kaip pamatau nuotrauką, man jis yra labai artimas šito, bet jį reikėtų megzti kokius 1G 2,5. Bet jisai yra vasarinis, ar ne, ne 100% merserizuotas petitas. Medvilnė. Daug informacijos, nieko nuostabaus, kad nusišnekėsiu. Jo, tai va, 100% merserizuota 100% medvilnė, tai va, jisai yra toks, 100 gramų 500 metrų, 100 gramų 24,50 €. Galima, rekomenduoja fabrikas megzti iš vieno ir aišku, jį nereikėtų labai stipriai sukalti, grubiai kalbant, ar ne, jisai turi laisvumo turėti, nes netrodo gražiai, žinokit. Tam siūlui tikrai reikia erdvės. Jeigu sakykime, turit kantrybės, suknutėje tikrai tiks ir viskas bus gerai. Jeigu truputį tingisi, reikėtų kažką dadėti. Paskutinė konsultacija, kurią turėjau iš šito siūlo, tai buvom pridėję riksą, moherį su šilku. Ir nes pastorino virbalą, ar ne, reikėjo storesnio virbalo. Tai va toks būtų patarimas. Iš viskozės, ką būtų galima, tokios spalvos aš neturiu šiuo metu. Kešvūlą turiu, bet man jis truputį toks kitoks. Reikėtų prasimegzti pavyzdėlį. Kitą kartą jie susidraugauja ir pasidengia, tiesiog labai gaunasi gera spalva. Bet aš nesu pabandžiusi ir žinokit, ir nelabai, ir šiuo metu tikrai galėsiu. Tai va, o daugiau dabar žiūri, nežinau, kitos turesnių tai ir nereikia. Tai va, būtų tokia informacija, nežinau, ką daugiau priderinti. Tai palieku tą sakykime, klausimą tokį, šita spalva yra 3043, dar kaip tik vakar klausė viena mergaitė, ar dar jos turim, ir dar vitrino yra, ir čia yra jo. Neturi kitokių spalvų, aš ir vėl buvau klaususi, nes aš dažnai klausiu fabrikų jo, nes, kad sužinoti, ką jie turi, nes pasigamina ir, žinot, paskui, išsiparduoda viskas. Tai va, Liolė, žinokit, aš vis dėlto palauksiu savo atstovę, savo Cinzijos ir tada pasižiūrėsiu, nes man truputį buvo ir su viena pozicija taip pat, jos ten pasimeta, žinot, kai žmogus dirba ne savo darbą, tai paskui, visada tai būna. Tai tiesiog palauksim o gal atsiras, nes yra buvę man. Nes, yra tikrai buvę, pasitaikė ir viskas prasisprendė. Nes aš pažiūrėjau, nesupratau, galvoju, Dieve, nesuprantu, kaip gali nebūti, jeigu yra katalogė. O žinokit, aš pasižiūrėjau tada į 25 metus, o 26 metuose nebėra. Nes ką aš ir noriu pasakyti, kad mūsų spalvos, kurias atsiranda ten tos naujesnės, mūsų viskas yra į priekį. Mes tiesiog vieną žingsnį į priekį einam su tom spalvom. O mes mesgamės tuo metu, sakykime, ar ne, va, čia kitų metų, ta spalva yra kitų metų pagrindinė jo, bet tas fabrikas jau seniai, jie seniau jau dirba. Tai va šitaip. Kažkas rašo, oi, kaip dažnai būna karšta. Tai mezgus susegamas megztukas, kad žinokit, jo, tai vat, kaip, kašmiriukas, sakė man, Dalia sakė, kur tu tokį storą dėsi. Aš sakiau, ką man reikia jo. Tada reikėjo, dabar kažkai, klausimas. Labas rytas, Ligita. Aš sakau, kad šiandien man ne visai gerai. Man šiandien ne visai gerai yra. Reikia dabar pažiūrėti, gal praleidau kažką. Ne. Tai va. Ta atsakiau, Rasai atsakiau. Dabar, spalvos. Čia yra babos burdos spalva, šalikas. O čia yra pati rytė. Negaliu kitaip, nes visada prie. O čia yra pati rytė. Aš manau, žinokit, turėtų jums matytis, kad jos tikrai skiriasi. Šita yra žymiai gražesnė. A ne, Kristina? Šita yra žymiai gražesnė. Tai va matot, ant kiek, sakykime, aišku, norisi jums parodyti, tą skirtumą norisi parodyti, bet, žinokit, tikrai, kitokia.
čia tarsi daugiau kažkokios tokios kaip ar mėlynos, ar violetinės, gal mėlynos sakyčiau, o tai yra daugiau tokia bordinė. Tai va tai būna su siūlais ritėse. Trupučiuką kitą kartą jisai pasiduoda į kitą spalvytę pačiam gaminį. Tai va rasa tą patį ir sakau apie tą tortorą spalvą. Nes jinai tikrai truputį kitokia. Bet jau minkštumas tai ne tas žodis. To siūlo, minkštumas tai ne tas žodis. Jo, kokybė yra kokybė. Kristina rašo, jo, vienareikšmiškai tikrai taip, nes, kitą kartą net būna, kad, žinot, jo, skiriasi. Tai va, tai dabar galvoju, atsakiau į tuos trumpus klausimus, tikiuosi visus, nežinau, žinok, čia iš atminties, ką sakiau, kitą kartą. Baba yra baba. Kitą kartą galiu, žinokit, ir praleisti. Jeigu praleidau, prašau, klauskit, va, turėsiu galimybę jums atsakyti. Jo, tai va, jeigu turit klausimukų. Jolanta rašo, aš sužavėta siūlais formą dar norėsiu. Gerai, Jolanta, prašom. Jo, kažką mesgit, pamenu. Jo, pamenu tikrai. Tai va. Taip, Liolė, iš Super Dželongo 961. Iš Super Dželongo. Žinokit, baba neturėjo tos spalvos. Ten, nebuvo. Tai va, bet aišku, man dar reikėtų, sakau, susidėti ir pasižiūrėti tas 5-6 katalogus, nes tie pasikeitimai, kai būna, tai biški toks yra ir su to patie gilesnė kažkokia ir gaunasi truputį kitaip. Tai va, tai dabar rodau Bobeko, čia viskas eina su alpaka, nes kai prasideda visesnis oras, iš karto labai visiems yra reikalinga ta alpaka. Ir čia ta alpaka, nestringa, viskas gerai. Ir ta alpaka yra Bobeko, šitą mes jau irgi turim ir praeitais metais, čia buvo naujas, iš naujų asortimentų siūliukas. Jisai yra faktūrinis, jisai yra nelygus, jisai yra virvutė. Ten, žinokit, yra ta įdomi virvutė, 3 dimensijų vyniojimų vienu žodžiu, čia taip tiksliai išvertus, ir viduje storesnė, plonesnė, labai įdomiai faktūriškai sukrenta, ir va taip gali atrodyti gaminyje, tai čia ir liemenėm, kas tam labai šalta, ir, sakykime, šalikams gali būti, ir kepuriai, kardiganui. Tai va, tai iš to tokio, 70% Superfine alpaka, 30% sintetika, nailonas arba poliamidas, 100 gramų 180 metrų. Tai va toks. Va toks jisai yra. Jo, yra ir vėl tik tai kelios tos bazinės spalvos, nes jisai nėra stipriai dažytas. Ir tiesiog, manau, pasižiūrėsit. Bobeko pavadinimas ir galit pasižiūrėti. Ir matysite aiškiau, šita tokia labai graži spalva. Nežinau, labai graži. Jo, ir toks, žinokit, tikrai purus. Jį galima, aš taip įsivaizduoju, ne tik ant kokio ten 5 ar 6 numerio megzti virbalo, bet galima ant kokio 8, kuris bus toks lengvesnis kaip prietis, sakykime, ar ne? Toks patoks, sakykime. Danutė, dabar aš galvoju dėl to vinknoto. Tuo minutėlę. Gaila, kad aš negaliu vaikščioti su jumis, kartu su jumis visomis, nes tada turiu tik per vieną transliuoti, tą būtų galima ten. Pusę laiko taip. Danutė, žiūrėkit, ačiū, kad jo dar kartą perėjot kitur ir paklausėt, matyt jau suprantat, kad aš ne visur be pažiūriu tikriausiai. Tai mergaits paskaitysiu, nes jau žiūriu, kad čia jo labas rytas, taip, sveiki. Jo, Bobeko, žinokit, kam labai yra šalta ir būna tikrai, kad ateina ir sako, mano Marty ten šalanti yra, ten ojojojojoj. Tai va, tai tada, sakykim,
būtent tas orinis siūlas, sakykime, ar ne, orinis siūlas, jisai priduoda daugiau žymiai šilumos. Čia yra technologija, jo, jinai yra tokia ir jisai yra žymiai šiltesnis negu, sakykime, šukuotas siūlas. Nes jis kitokio gamybinio proceso ir jis kitaip šildo. Ir mano šitas, sakykime, kardiganėlis, jisai yra purus, jis buvo virvutė ir jis yra žymiai šiltesnis. Tie, kurie visi yra labai šalantis, gali. Tai va, buvo Beko, sakykime, vienas iš tų. Paskui tada dar pakalbėti, norėjau apie Very Eco. Bet ten, irgi klausė, tai kažkaip tų gramų dabar kiek ten reikia, tikrai nepasakysiu, žinokit, nes ten buvo keli dydžiai, tai neatsiminsiu ir reikėtų pasižiūrėti, reikėtų, aišku, dar tas lenteles padaryti. Ir tada būtų aiškiau ir labai žiūriu patogu, nes man tada rašo tiek ir tiek rekomendavo, tai jeigu turbūt ten kitas ir taip ir taip. Tai dabar Danutė rodo, aš jums, sakykime, pereinu vėl kitur, bet šito yra nedaug. Šitas numeris yra I14, bet jisai tikrai elektroniniai turi būti. O čia 8DD, va šito, žinokit, nežinau. Negaliu atsakyti dabar, ar yra ar nėra. Šitą kažkaip pamenu, šito nepamenu. Čia yra toks švelnesnis, bet čia jo yra nedaug. Čia yra 165 gramai. Jisai yra po 520, tai apie 800 ar ne kiek čia gaunasi. Ne, daugiau truputį. Ne, normaliai paskaičiavau. Apie 800 metrų, tai nežinau. O šito yra. Kiek čia yra? Man rašo 70, bet irgi reikėtų patikrinti. Tai tikiuosi, Danutė, atsakiau. I14, o jeigu pakanka šito, tai D88, bet jisai toks švelnesnis. Nedaug jo reikia pažiūrėti, vėl reikia prašyti, kad atsiųstų. Sakau, čia tas laikas ir... Bet, galėsiu paprašyti dabar, galvoju, kaip čia greičiau padaryti. Bet tiesiog, aš turėsiu omeny. Tai jums šitas daugiau su blizgučiu patinka, šitas tamsesnis? Jeigu šitas tamsesnis, tada žinau ir I14 ir pažiūriu. Prašau, kad atsiųstų fabrikas ir pažiūrės. Gerai? Gerai, susidedu toliau. Tvarkuoju. Supratau, Danutė, tamsesnis, viskas aišku. Gerai. Okei. Aš atsigersiu, nes... Jo, tai gerai, Danutė, viskas tvarkoja, aš pasižiūrėsiu ir užprašysiu, kad man atsiųstų, nes tada yra man kažkaip patogiau. Dabar taip. Mūsų bukliukas buvo paklausimų ir dabar rodau, mūsų bukliukas Lenny Bud, mūsų buklė, Merinas buklė, ar ne? Kadangi kontaktavom gyvai, tai noriu pasakyti, kad esam parašę, bet šitą siūlą ir tą kitą siūlą reikia skalbti, bet aš manau, kad čia daugiausia gal taip reikia skalbti, bet jaučiu pareigą ir todėl jums sakau, kad reikia skalbti išvertus į blogąją pusę, jeigu dedate skalbimo mašiną arba skalbėte rankomis, išvertus į blogąją, ta prasme, geroji pusė viduje, blogoji pusė išorėje, ar ne? Jo, ir skalbti, sakykime, su priemonė skalbimo, aišku, bet dabar Eukalanas tai labai gerai, arba kokoso muilas irgi labai gerai, pirmą kartą iš vis labai gerai kokoso muilas, tada jau geriau galbūt yra Eukalanas po to, blogoji pusė, tačiau galima pilti priemonės, skalbimo priemonės, arba skalavimo priemonės, jeigu kas nori, kuri turi silikoną. Žinokit, taip yra parašyta ir technologinė kortelė, ir kalbėjom su fabriku, tiesiog akcentavusi, kad būtent šitą. Ir aš paskui pradėjau galvoju, kodėl, seniau sakydavo, kad, ta prasme, į kondicionierių, matomai, būna silikono, ar ne, tikriausiai sudėti. Aišku, būtų galima pasižiūrėti, išsianalizuoti, ir todėl ir krūdavo. Bet nežinau, žinokit, yra tekę matyti ir girdėti, kad išskalbę su
kondicionieriais arba šampūnais ir tada yra šnipštas. Tiesiog yra tekę matyti nuotrauką, moheris susidropso, moheris taip jo nebeliko, taip jisai pasikeitė, kad gaminys metamas lauk. Taip, kad labai atsargiai, bet tiesiog, kadangi, sakau, gavom tokią informaciją, nes ten diskutavom, tai pasakau, kad žinotumėt ir vis dėlto būtumėt atsargiai su tais skelbimais, nes ne visada gali kažką įdėti. Bet čia buvau tik tai tiesiog, norėjau pasakyti, bet visai ne tas klausimas buvo. Klausimas buvo, man buvo užduotas klausimas su Very Eco Brushed, mūsų siūlų, nes, sakykime, ta technologija yra senai naudojama ritėse, tačiau gamybininkai, kaip jums pasakyti, jie niekada neakcentuodavo to dalyko, tačiau kadangi kamoliukose yra labai plačiai tas akcentuojama, nes tas brushed yra daug kur, jisai tikrai yra labai daug kur, nes, matyt, vis tiek reikia to, tai tiesiog jau ir patys gamybininkai pradėjo rašyti būtent tą technologiją, siūlo, kaip čia pasakyti, faktūrą, nežinau kaip čia net įsireiškia, čia yra procesas, čia yra technologija, bet tiesiog matyti ir matosi pačiame tame siūlė, sakykime, ar ne. Tai esu minėjusi, kad, sakykime, būtent moheris ir buklė yra gaminami vienodai. Jie yra gaminami su tokiomis kilputėmis, tų kilpučių deda tiek, kiek reikia, čia yra numatytų fabriko ar dažniau, ar rečiau, ar ne, sakykime. Ir tada būtent šitoje vietoje, būtent Very Eco Brushed, kur mūsų yra, su alpaka, galiu pasakyti kiek, Very Eco Brushed yra 75% alpaka superfine, 25% poliesteris. Tai jisai yra iššukuotas, jisai yra iššukuotas ir išpešiotas, tiesiog iššukuotas, ar ne? Net ir vadinam tas frazes, ar ne? Tai ir gaunasi jisai toks purus papurės. Ta pati technologija yra ir Cardiffo kamoliukė, analogiška ta pati yra Cardiffo kamoliukė, kur jau Cardiffo kašmyras yra, manoma, kad yra labai geras, bet ir kaina jo gera. Tai tik vėl pats gamintojas pasirenka, sakykime, šito siūliuko storį. Arba storesnė, arba plonesnė, tai priklauso nuo sumanimo. Tai man norėsiu jums pasakyti būtent šitą, kad jūs žinotumėt tą žodį, ką jisai reiškia, nes neaišku yra, nes pas mūsų dabar tikrai yra jisai rašytas ir jeigu, pavyzdžiui, pas gamybininką atsiras kažkoks tokia informacija, kuri, sakykime, jisai mano, kad tai yra svarbi, tai tikrai sukelsim. Ir mes irgi tą papildomai sukėlėm, nes kadangi tas buvo tiesiog, paaiškinta, ar ne? Nes šitą siūlą mes turim, nežinau, negaliu dabar pasakyti, ar 2 ar 3 metai. Tai tiesiog yra tokia, ta prasme, informacija, jis yra nedaug chemiškai apdorotas, labai nedaug, vėl dažytas tik tai keliomis spalvomis, kas labai mėgsta tuos natūralius pluoštus, kas nenori labai daug tos chemijos, nes yra chemija, siūlas, chemija, dažymas, visko čia būna, ar ne? Tai iš šito pavadinimo drąsiai gali rinktis ir čia galima vėl, nežinau, pavyzdėlį turiu pasidėjusi, tas pavyzdėlis mano tikrai yra vienas iš pirmųjų, jo, tai čia yra gerosiamis akimis, ar ne, čia yra pusiau angliškų, čia yra sulumija, viršus sulumija, dveilės Very Eco Brushed, dveilės lumijos, dveilės taip, parodysiu ir čia. Aš žinokit, jo, man atrodo, nesu net vieną kartą tik skalbiau, daugiau nesu skalbusi. Labai lengvas, labai šiltas, purus, kas nori to tokios, su tais tokiais, arba, sakykime, didesniais plaukais, tada ant retų virbalų. Ir tai būna, ir 2 gijas deda, ir retą, ir storą virbalą ima. Tada gaunas tas tokiom skylėm, sako, man reikia tokio siūlo, kad pirštai susikaišytų. O jeigu norim, kad užsipildytų daugiau akytės, jį reikia truputį tankiau sumegzti ir tada jis gaunasi, pakankamai normalus toks, kaip čia pasakyti, aš manau, matosi, irgi uždėjus matosi, ar persišviečia kūnas ar ne.
Nes tada nu patogiau, aš manau, jums yra visoms. Tai va, šitas, bet čia aš dar nepabaigiau, ką manęs klausia, aš tu parodysiu. Gerai, Aurika, teisingai, labai gera mintis. Pilkšva. Prestižą pilkšva, dabar taip. Čia yra prestižas 1961, o čia yra tas gerokai tamsesnis 1962. Bet čia jie yra neskalbti. Dabar man tada aš pasižiūrėsiu paletę. Nu va, su manim gaunasi truputį ilgiau. Aš taip iš karto negaliu atsakyti, Dieve, čia išnaršiusi, ką čia nedariusi. Tai va, tai Eurika, žiūrėkit dabar, čia jums, čia yra ta šviesesnė, po skalbimo čia yra ta tamsesnė. Va šita, Eurika. Matot, prikeliu specialiai, kad matytume. Patamsėja, tikrai patamsėja, bet neženkliai, bet patamsėja. O čia yra va šita. Tokia. Va, rašo, matau, gerai. Ir dabar mes norim... Su kokiu nors derančiu riksu. Nežinau, čia jūs mane matys, kada matys, dabar vėl nusidaras dar kažką. Situacija yra ta, kad yra baltas, yra va pienas toks, tikrai labai gerai matosi, čia yra tas pienas 0,15 spalva, va šita. Aišku, galima dėti, su tuo šviesesniu tikrai galima dėti, tikrai galima dėti, bet jis neturėtų pašviesėti, todėl kad šitas patamsės. Neturėtų pašviesėti. Tai va, šitas būtų. Ir aš galvočiau, Eurika, kad turėtų būti, va šitas man geriausiai būtų. Mano nuomonė šitas būtų geriausiai. Jį paryškinti, bet jisai būtų toks ryškesnis. Man labai patinka kitą kartą, kai va tie deriniai patinka neskubėti. Dabar galvoju. Ir va šitas galvoju, su šviesesniu, manau, kad irgi galima. Manau tikrai, kad irgi galima. Va. Bet irgi pasigautų, vis tiek truputį patamsėtų, tai būtų tamsė, toks, galvoju, koks tas pilkas būtų. Va kažkoks toks tas pilkas, bet aišku, kada jisai bus vienas pats, tai jisai vėl supranta, gal aš turiu kažkur jau pramegstą, laukiu, čia reikia pasižiūrėti. Čia kaip tie jaustukai, galiu parodyti. Klausykit. Čia yra su prestižu. Čia viduriukas yra vienas riksas, vienas prestižas. Riksas tai tikrai, kad šitas. Prestižas dabar klausimas, kuris. Va tokia spalva. Žinokit, negaliu atsakyti, kuris matot. Susimašiau pati. Neatsimenu. O aš taigi nesirašau. Kam reikia? Nežinau, galėčiau paskui ištraukti siūlą ir pridėti prie tos paletės ir pasakyti, bet kažiar nėra su tamsesniu. Ne. Melsvo ne, Eurika. Ne. Nei kaip. Pilkšvas. Melsvo nei kaip. Nei kaip jo. Tai va, bet atradau pavyzdėlį, mato, čia su viskom kitkom yra pramegsta, tai va. Tai va, tai šitas, tada, šitas, liuks, labai gerai. Man irgi gerai, nes greičiau viskas buvo.
greičiau viskas buvo. Nes, aš pati irgi kitą kartą sakau, tų klausimų yra ir aš nebeatsakau ir gaunasi, kad žinot kaip. Ir aš negerai jaučiuosi. Tai va, gerai. Kad parodytumėt, kokius rudus turi trikso. Rudus. Dieve, kaip padaryti? Nei kameros aš galiu prinešti, nei ką. Dabar mergaitė. Man padaryti. Dar yra vienas labai šviesus, bet ten net neatsimenu numerio. Yra šviesus kažkur va čia. Nežinau, Rasa, ar matot. Čia yra, visos rudos spalvos. Šviesiausia, tamsesnė, dar tamsesnė. Čia 358. Oi, atsiprašau, 328. Labai gera spalva, labai puikiai perkama. Labai puikiai perkama. Čia yra truputį su tokiu, kadangi yra mulberis šilkas, tai viduje aš tokiu pačiame siūlė įžiūriu tokį lygą, kaip čia pasakyti, nublukusio avokado tokio, tiesiog kažkokio tokio samaniškai žalksvo. Ir čia yra 0,17 spalva, o čia yra tas toks tamsiau, bet ne pats tamsiausias rudas, 358 tamsesnis rudas. Ir dar būna, bet šiuo metu neturiu, yra išpirkę 030. Va, yra tik toks likutis. Tai va, visos rudos spalvos pasitraukiu vėl su savo rytėm. Pasitraukiu su savo rytėm, jo. Reikės riksą vėl, nežiūriu, kad tam tikrų spalvų, žinokit, tikrai jau nebėra ir, nieko. Tai tvarkoj, tai va, tai dabar pabaigiu tą klausimą, tikiuosi, kad galiu jau, dabar liktai atsakiau, ar ne? Tikrai, gal dar kažką turit. 358 turėsit, aš manau, kad turėsiu pridėti 358. Pašviesiu į tą skaniją, ne? Bet reikia pasižiūrėti, švelniai rusvas. Manau, kad taip. Bet reikia pridėti, žinokit, kitą kartą, žinot, atrodo 961 imėdžis pagal mane, tas plonasis mėlynukas, ar ne, sakykim. Jo, bet būtinai reikia pridėti. Kitą kartą tiesiog, taip pat, tiesiog, žinot, kaip labai stipriai žinai. Bet yra dar ir kitas 312. Nesvarbu, žodžiu, čia aš savo frazėm kalbu, bet jeigu reikia, tikrai galiu pridėti, nes greičiau bus, žinok, sakau, aš nedaeinu, man ir labai sudėtinga būna. Labai sudėtinga būna. Dabar dar dėl Eurikos galvoju. Ne, melsvo ne, žinokit, ir Rikso tokio yra tik tai toks labai stipriai mėlynas tamsus ir jie neturi tam tokio. Žodžiu, gerai, tarkoj. Tamsiausias, ne? Matot, aš ne į tą pažiūrėjau. Jo, neatsimenu numerio, bet bus. Iš imėdžių margo, VGX vadinamo, tikrai bus. Matau jau dabar pati, kad bus. Nes, matot, prieš akis yra. Tai va, tai dabar pabaigsiu, nes buvo klausimas jo ir reikėtų, žinot, kaip būtų gal tada, kada, nežinau, ar pusę laiko, bet kaip su tai įranga skirti, ar pakeisti kažką, bet nesvarbu, viskas yra, man tai gerai, o jums nežinau ar gerai, man tai gerai. Aš galiu ir pavaikščioti, pasportuoti, man nereikės eiti į salę, irgi gerai, susitaupys tuo į laikas, finansai. Į viską reikia žiūrėti linksmai. Rasel, aš iš po laivo tikrai truputį biškai išeisiu į miestą, bet aš pasistengsiu šiandien paskambinti, gerai. Aš pasistengsiu. Jau prisižadu. Tai va. Dabar taip, manęs prašė sudėti būtent šitą spalvą, irgi 3703, Lenny Wood,
žodžiu, su Very Eco Brushed 568. Nes klausė, ar būtų galima, ta prasme, megztis tokį lengvą kardiganą, kad neužimtų, kad būtų patogu po paltu, būtų šilta ir taip toliau ir taip toliau. Čia tiesiog aš pati kaip ir pasiūliau jo ir paskui prasidėjo visa ta mūsų situacija. Tai žinokit, mano galva tikrai yra galima daryti, kaip čia jums parodyti. Dabar aš turiu lapą. Va. Teisingai. Ant lapo visada gerai matosi. Va. Yra, sakykime, va toks, gautųsi tokia faktūra, tikrai biškis sudėtingiau, bet vis tiek gal kažką matysit. Jo, tai tikrai galima, žinokit, ir jisai bus ir labai šiltas, ir turės tarsi ale buklė, ko dabar visos labai nori. Jo, faktūrinis, ta prasme, bus pats faktūrinis ir faktūra nebus lygi, ar nesakykime. Bus šiltas, bus panašus labai į buklė, nes čia nėra tas buklė, yra tie burbuliukai, bet jisai bus labai panašus. Tai va, tai tokiu atveju tikrai, žinokit, galima daryti ir tada prie visų šitų, daugiau suvijus iš vis labai gerai atrodo. Jo, labai gerai atrodo. Galima kitas spalvas parinkti, ten neatsimenu. Neatsimenu vardų, žinau. Jo, tai va, tai sakykime, va šitas dalykas ir yra ir tamsiau pilka, ar ne, yra ir ta tokia džinsų, bet parodysiu, nes čia buvo, gal šį kartą geriau matysis. Vis tiek jinai labai ryški yra, va. Ir to, man atrodo, kad ryški yra. Tai va, sakykime, aišku, jau prie šitų mes nepriderinsim, reikėtų dėti kitą, bet esmė ta, kad prie šito siūlo galima dėti, pavyzdžiui, tada ne alpako indianą, kas nori pigesnį variantą. Nes riksas vienas dalykas ir mažiau plauko turės, ar ne, nes jisai yra pati jo struktūra yra kitokia, ar ne, bet jis bus švelnesnis negu indiana. Na, tai va. Tai va taip. Tai va tokie visi reikaliukai. Ai, Raselė, jums kitoj savaitė kažkur, ar ne? Galiu paskambinti, sakykime, aš pati, kai turėsiu momentą, nes man gal patogiau, nes pagal klientus, arba jeigu negalėsiu, ir vakar aš mačiau, bet aš negalėjau. Jo, vakar kažkaip buvo, žinokit, labai nemažai. Nes, atvažiuojančių vis tiek yra ir tikrai yra ir atvažiuojančių, ir vykstančių. Nežinau, man rodo, kad ryšys striginėja, tai nelabai suprantu, bet gal čia tik Facebook'e. Ir žiūriu, kad ta prasme, Facebook'e yra žymiai mažiau, žymiai mažiau negu kad Instagram'e. Tai va, mergaitės. Tai aš liktai kaip ir pagalvosiu, pažiūrėsiu dar, ar aš čia viską atsakiau, ką aš čia ant greičio šįryt, kad nepamirščiau pasirašiau, nes informacijos perteklius. Galima dar pakalbėti, kaip prižiūrėti būtent va šitą, kaip skalbti. Tai šitą dalyką jau tikrai alpaka, aplamai visą alpaką, arba vėl pasikartosiu visus siūlus, kurie yra su plauku. Tikrai, jeigu nežinot ir jeigu nebandėt skalbt pavyzdėlio kitaip negu su rankomis, tai nerekomenduočiau dėti mašiną. Bet bijau ką ir sakyti, indiana puikiai įsiskalbė skalbimo mašinai. Bet šitas gal puikiai neįsiskalbs. Tai, kad tikrai, žodžiu, geriau skalbti su rankomis, nes būna, kad paskui ištrauksit va tokio dydžio, bus susitraukęs ir bus gaila laiko, darbo, laiko, investicijos, ką jūs buvote įdėję.
Tai va, tai tikrai skalbti rankomis žemesnėje temperatūroje, vanduo turi būti tiek skalavimo, tiek skalbimo labai panašus, nedarykite didelių kontrastų, nes tada vat, per šitą momentą ir susitraukia būtent sūriai, kiek man yra žinoma. Paskaičiau. Mes esam gavę ir blokatorius, mes esam gavę ir stovelį raštų laikiklį stovą, jo, bet parduotuvė dar nėra įkelta. Taip tyliai ramiai jo pasakiau, nes važiuoja papildymai, tai va ir nelabai besispėjam ir nelabai besispėjam, jo, bet suspėsim, padarysim. Tai va, tai tokia merginos būtų informacija. Nu ką, žiūriu, kad jau 10. Laikas pralėkė. Aš tikiu, kad pralėkė jisai gerai. Aš manau, kad pralėkė jums gerai. Atsigėrėt kavą, kas pamesgėt. Ar ne? Pasirelaksavom, gal atsakiau į kažkokius klausimus. Gal į ne visus, bet vis tiek atsakiau. Tai va, ir galvoju, kad bus metas jau, kaip sakant, palikti tą savaitgalį ramybę ir leisti jums pamėgsti. Ir tas, kas yra vakarų Lietuvoje, tikrai tik tai su mezgimu gali užsiimti. O vat kas nori į sostinę, tai autostrada švari, gali važiuoti, ar ne? Jo, tai va tokia situacija. Tai ką, mergaitės, tikrai gero savaitgalio jums, kaip visada, aš linkiu, gero laiko. Čia pas manęs jau pradėjau darbas vykti, žinokit. Jo, tai tikrai turiu... O, labai gražiai sninga. Galim į Kauną atsiųsti sniegučių, jeigu norit, Lijaną. Galim drąsiai. Jeigu taip snigs visą dieną, rytoj niekur neišvažiuosim. Jo, tai va. Aurika rašo, pamesgė, ačiū už puikų rytą. Gerai, aš tikiu, kad jūsų rytas, kad jūsų savaitgalis tikrai prasidėjo gerai. Ir labai noriu, kad jis ir būtų toks visas pilnas. Gerai? Tai gero laiko. Tikiuosi iki kito šeštadienio, mergina. Rašykit klausimus, tada susirašysiu ir atsakysiu. Nes kitiems vis tiek kitą kartą kažką reikia ir pamastyti. Ate.